Balarama LT pristato. Brangus mokytojau, keliauju jau visą savaitę. Aplankiau šventiklas Varšuvoje ir Vroclave. Sunku net patikėti, kad visame pasaulyje yra tokios dvasinės oazės. Visą laiką norėjau nufilmuoti šitą patį geriausią moliūgų sriubos receptą. Taigi mes esame Varšuvoje, labai nuostabių šventyklai. Geram receptui labai svarbu turėti gerą kolegą, su kurio gaminimo procesas yra labai smagus. Mes dabar moliūgą šiek tiek pašvyčiam ir toksai triukas. Jeigu moliūgas su nagu paspaudus, jisai lengvai pasispaudžia, vadinasi, luptis, kurios nereikia, užtenka ją šiek tiek pakasyti. We have to be very careful. We might not be able to cook the breakfast. Taip, supjaušim moliūgėlius pakankamai stambiais gabaliukais ir mes į puodą dedame druskytę. Nepersistengti, bet tai labai svarbus elementas, nepamiršti dėti iš karto, kad verdant suskirtų sultis ir jie neprisviltų, nes mes nepilsim jokio vandens, prisiminkit. Jokio vandens. Ir dedam ant dujinės. So today we'll speak about how to open a pomegranate. Let's cut it half in this way. Usually people struggle with just cutting them out. No need. It's perfectly made by Krishna in such a way so that it doesn't require it. You take one and just hit it with a spoon. So easy, no mess. Taigi, mes matom, moliūgėliai yra išvirę, per daug suvirę, nereikia jų makaluoti, kad jie išteštų. Ir mums reikės pabaigai smetanos. First offense to smetana is not to have complete faith in smetana and to maintain reservations about using smetana. Second offense against smetana is to squander your money in the shop while shopping. Third offense against smetana is to blaspheme smetana in public. Fourth offense against smetana is to keep the remnants of the smetana on the cover, on the lid. Kitas ingredientas yra kasturimeti, kur jo gauti, net neįsivaizduoju. Arba, jeigu neturit kasturimeti, tai tinka kaziratka. Tai yra kasturimeti sėklos. Paskutinis ingredientas – asafatida. Moliūgų sriubytė pabaigta. Mašiniukas, kadangi nėra labai aptakus, tai jisai labai jautrus vėjui. Pavėjui galima išvystyti 94 km/h greitį, o prieš vėją maksimalus greitis yra 70 km/h. Kai važiuodavom į ekskursijas mokykloje, tai smagiausia dalis būdavo parduotuvės. Autobusai sustoja, didelės parduotuvės ir gali taip nusipirkti sausainių. Mes esam tarp Varšuvos ir Vroclavo vidury. Niekur. Labai gražus, ramus miškai. Ir šiandien aš noriu jūsų pažindinti su kemperiu vardu Garuda. Tai 30 metų senumo Ford Transitas ir privalumas šitų mašinų yra ta, kad jų varikliai ir važiuoklė yra amžini. Trūkumas tas, kad prieš paskutinis toksai modelis surūdėjo prieš 5 metus ir čia dabar yra paskutinis modelis. Pirmas dalykas tai yra valdymo pultas. Čia mes matom raciją. Mes galime skambinti vietiniam furistam. Čia mes matom navigaciją ir labai svarbus dalykas galinio vaizdo kamera, nes mašina didelė ir nesimato, kas yra gale. Kai važiuoji į galą, gali įvažiuoti stulpą. Sugaišau pusę dienos, kol čia pritvirtinau, pravedžiau laidą, iki pat priekio sujungiau viską. Čia yra sviesto atsargas, kurį mes dar nedėjome šaldytuvą. Apsipirkimas Lenkijoje, čia yra atsarginis bakas.
Čia yra pats svarbiausias dalykas – girliandos iš šventyklos, kurios saugo mūsų kelionėje. Čia labai svarbi detalė yra. Mūsų dujų balionai yra du dideli 27 litrų balionai, viso 50 litrų dujų. Ir pats svarbiausias išradimas yra tai, kad pasidariau stebuklingą sistemą, kad galima užsipildyti dujas čia. Paprastai degalinėse balionų nesutinka pildyti, bet pamatę šitą kištuką, jie su džiaugsmu dujų užpila. Kitu atveju tektų kiekvienoje šalyje pirkti vis kitą balioną ir jį keisti. O čia mes matom labai svarbią detalę, tai yra stebuklingas dviratis. Dviratis yra tom stebuklingas, kad pirmas, jis atrodo baisiai ir tai yra labai svarbu, nes tai atbaido potencialius vagis. Antras dalykas, jisai tik tai atrodo baisiai, bet iš tikrųjų jis yra žvėris. Jūs niekad nesat matę tokio ir galbūt daugiau niekad nepamatysite. Tai yra dviratis su automatinė greičių pavara. Taip. Tai yra Lexus firmos dviratis, kuris turi automatinę greičių pavarą. O dabar kviečiu koputėlėm į viršų. Sarginė padanga tokia sunkiai mašinai būtinai turi turėti raidę C. Pažiūrim, ar turi. Tai, matom, raidė C. Be C bus blogai. Tada mes čia turim labai svarbią detalę. Saulės batareika. 2 kvadratiniai metrai. Čia dabar šviečia saulytė ir batareika krauna pačiu esančius akumuliatorius, kurie maitina šviesą, kompiuterį, vandens pompą ir visą, ką mums reikia. Čia yra labai svarbi detalė. Lenkija nuostabi šalis tom, kad už 3 zlotus aš gavau 100 gigabaitų kortelę. Aš gavau 100 megabaitų, ne, 100 gigabaitų. Bet problema, kad čia vidury niekur ryšio nėra. Bet šitą stebuklingą detalę, super antena telefono padaro 4G internetą su 10 megabitų pirmin, 10 megabitų atgal, ko pilnai pakanka. Turim geriau net negu šventyklai Kaune. Ir čia yra dar viena svarbi detalė. Tai yra labai galinga Wi-Fi antena. O čia yra kaminiukas. Kaminiukas nupurkštas, kad nerūdytų. Ir apačioje yra pečiukas. Pečiukas yra mano pats geriausias draugas. Žiemą. Čia yra pečiukas. Čia yra jų detalės. Ir 7 ryto yra pats geriausias metas. Šiek tiek tas detalės perrinkti. Ir taip, sveiki, susipažinkite, mūsų kemperio šeimininkas, nes Garuda yra mistinis paukštis, kuris skraidina viešpatį. Tai ne aš esu viešpatis, kurį skraidina šitas nuostabus kemperis, bet viešpats, čia mes matome, yra dvasinio mokytojo pėdas. Ir šių reportažų metu aš rašysiu mokytojų laiškus kiekvieną savaitę kelionės metu. Mes matom, čia viešpačiui yra aukojami nuostabus nupiginti avokadai. Ir čia turime lenkiškų siemičkų, nes vairuojant gali imti miegas ir reikia turėti po ranką kažką pagraužti. Taip, nuo saulės prišilę, pečiuks neįjungtas, 18 laipsnių. Ir čia mes turime kriauklę ir dujinę. Čia yra atsarginis vandens bakas papildomas, vienas iš 270 litrų vandens. Ir čia mūsų kruopos ir gaminimo indai. Čia mes turime prieskonius. Čia yra mūsų morkos, bulvės ir salierai. Čia yra dar vienas vandens bakas. Ir čia labai svarbi detalė. Tai yra mano asmeniškai perrinkta ir sutaisyta boileris, kuris šildo vandenį. 10 litrų vandens pasinaudojant dujom. Mes turime karštą vandenį. Taip, karštą vandenį. Kam tas karštas vanduo? Atsakymas labai paprastas. Mes čia
turime dušą. Čia turime dušą, matom. Dušo kabina. Ten yra netgi biotualetas, kuris nenaudojamas dėl suvokiamų priežasčių. Ir čia mes turime, matot, nuostabią kriauklę ir nuostabų didelį erdvų dušą su karštu vandeniu. Taigi, pats svarbiausias dalykas – kapitono tapkės. Rimtam keliautojui su kemperiu yra reikalingos labai rimtos tapkės. Čia yra mūsų darbo vieta. Turime kompiuterį, kuris veikia, gali be elektros kelias paras veikti, nes čia turime saulės batareikų valdymo pultą. Mes matome 12,5 voltų. Taip pat labai svarbus elementas, aš jums parodysiu, čia pas mus yra moliūgų atsargas. Mes turime daug moliūgų. Pasižiūrėkime. Čia atsidarom. Taip. Ir mes matom iš karto. Čia yra nei daug, nei mažai vietos. Kokie tilptų turbūt 3 vienuoliai. Ir čia mes turime labai nuostabų pleduką, kada būna vėsų sėdėti prie kompiuterio. Čia mes turime labai nuostabų miegmaišį iš 12 eurų, kurį pirkau padėvėtų rūbų parduotuvėje. Ir ten turime super ekstra kaldrą, kuri yra va, tokio storio ir jinai yra iš Vilnos. Taigi net jeigu nebus elektros ir nebus dujų ir bus laukia -20, mes nenumirsim. O čia kas? Čia yra šaldytuvas. Taip, jisai veikia. Mes pasidarykim tą šaldytuvą ir pažiūrėkim. O, čia yra šaldytuvas. Šaldytuvą mes matom puikuojasi alyvuogės, imbieras. Oi, tą sūrį reikia paslėpti. Ir čia po kiekvieno gultų yra dėžė. Daiktams šitą dėžę specialiai sutvirtinau ir čia įstačiau tokius geležiukus, galima uždėti spyną. Ir čia yra mano seifas, kada aš išvažiuoju su dviračiu, čia sudėdu savo kompiuterius ir kameras ir užrakinu. Šitą kaldrą man pasiuvo mama, čia yra speciali 5 sluoksnių kaldra su užklijuojamais lipdukais ir jinai padeda atskirti kabiną nuo gyvenamosios patalpos ir tokiu būdu čia būna viduj šilta, net esant minusiniai temperatūrai. Čia mes matom yra pagrindinis mūsų kelionės įrankis, nes kelionė yra vidinė. Vidiniai kelionė reikia meditacijos karolių ir jie čia va laukia savo eilės. O čia matot, visiškai unikalus, visiškai stebuklingas. Tiesiog pilnas meilės kiperas. Čia yra dovana nuo mano draugų. Riešutų sviestas, rankų darbo riešutų kilogramas riešutų sviesto. Jūs galite įsivaizduoti, jie praktiškai sudegino savo blenderį bedarydami šitą. Va čia yra meilė. Va čia tai yra meilė. Jaučiuosi blogai, nes manau, kad Gurumatadži pyksta ant manęs. Nes vietoj to, kad pabūti su jumis, aš išvykau į šitą kelionę. Iš tiesų laikas praleistas su jumis yra mano didžiausias turtas. Todėl prašau atleiskite man dėl šito keisto poreikio pabūti vienam. Šiandien ekadašis, todėl nekeliauju. Sukartojau 32 ratus džapus ir nusprendžiau, kad laikas parašyti. Pro ežerą stebėdamas gulbę prisiminiau savo vaikystę. Jau tada mane kamavo egzistenciniai klausimai. Ir jau tada aš daug laiko praleisdavau vienas gamtoje. Taip pat buvau labai linkęs į mokslą, nes tikėjausi, kad rasiu tenais atsakymus. Deja, po truputėlį supratau, kad mokslas dar nieko nežino apie šitą pasaulį. Tada po truputį ėmiau pasitikėti dvasiniais mokymais. Man buvo 16, kada atradau Bhagavad Gitą. Ir ją perskaitę supratau, kad tai yra pati geriausia knyga. Na, aš pabėgau nuo pareigų. Bet tai išties man svarbu atnaujinti savo įžadus dvasiniam gyvenimui. Iš vyresniųjų išmokau, kad nepalaužiamas savo pareigų atlikimas yra vienintelis kelias į sėkmę. Bet kiekviename veiklos lauke žmogus anksčiau ir vėliau
susidurs su sunkumais. Tai nutinka kiekvienoje šeimoje, darbe ir visur kitur. Ir vienintelis būdas tęsti, atlikti pareigą ne per prievartą, o iš meilės. Bet meilę mes kartais turime, o kartais ne. Ką tuomet daryti? Jūs mane išmokėt, kad tuomet reikia turėti nors troškimą mylėti. Jei turėsi tokį troškimą, pergalė bus pasiekta. Kiekvienais metais aš keliom dienom sustoju, pabėgu nuo visų, leidžiuosi giliai į savo širdį ir klausiu savęs, ar aš turiu šį troškimą. Praėjus 10 metų mano studentiško vienuoliško gyvenimo, pajutau, kad man reikia daugiau nei kelių dienų, tad ryžausi šiai kelionei. Rašau su džiaugsmo ašaromis, nes jaučiu, kaip jūs abu toleruojate mano trūkumus ir vedate link tikrojo tikslo. Jūsų amžinas tarnas Sankirtan Das.